Kalėdų išvakarėse susitinka keturi draugai, tipiški chuliganai. Jinai apačioj filmuoja kažkur, žinau. Tai aš žinau, tai mano kamera. Tai ne apačioj. Tikrai, naujieji metai, tai dar suprantu šventė. Išgerti galima, pasilinksminti normaliai. Nu jo, tas metas jau čia kažkokius keistus. Neįmanoma kažkokias laikas, tavo darbus ir apie stebuklus. Kalėdas, tai stebuklų metas. Jeigu tau tokios vailystės, tai išvažiuoti savo. Jeigu nerūpėtis, tai Pro šalį eina žmogus, nešdamas rankose eglutę. Palauks negali, kur eina. Kokias kalėdas. Kol jie šneka apie niekus, prie jų prieina vaikinukas. Pasakos. Raudonkepuratė buvo vadinama todėl, kad buvo labai gražiai, vilkėjo raudoną suknelę bei raudoną kepuratę. Eidama pas močiutę įsitinka vilką viską. Priedas. Žiūrėk, kas čia tokia?
Visus išmušė lygiai vidurnaktį, bėgdama pameta kurpaitį. Ne vinkelė kurpaitį pavedė. Man jau vaidenė. Vaidenė. Kas čia? Galim paaiškinti, kas čia? Kaip tu nesupranti, čia buvo kalėdinis stebuklas. Čia buvo pasakų veikėjai. Kaip tu nesupranti? Koks stebuklas? Tai buvo pats kalėdinis stebuklas. Mes jį matėme savo akimis. Tai ką galėjai įsitikinti, kad kalėdinis stebuklas iš tikrųjų yra? Geriau iš tikrųjų palinkėkim visiems kalėdų ir linksmų švenčių. Ha